šeimą surenka prie viešpaties altoriaus. Ir šiandieną švenčiame Jėzaus krikštą. Krikštą, atrodo, kam reikėjo Dievui krikštytis. Kam reikėjo eiti pas Joną krikštyti, kad būtų pakrikštytas. Taigi bandysime šiandien tai pažvelgti. Bet tuo krikštu buvo nuplautas mūsų nuodėmės. Tad šiandienas kiekvienas prisiminkime, aišku, sunkiai prisimename turbūt tą krikšto dieną, galbūt kurie augesni buvo pakrikštyti, atsimena. Ir tą krikšto dieną buvome nuplauti. Buvome apvilkti to baltų skaisčių drabužių. Augome ir tą drabužį tepliojame. Bet vėl skalbėme, vėl išbaliname per išpažintį. Tad dabar pradėdami šventų mišių auką, prisiminkime savo krikšto dieną. Prisiminkime, kaip šiandien viešpats tyliai atsistoja prie Jordano upės į nusidėjėlių eilę. Būdamas be nuodėmės atsistoja į nusidėjėlių eilę. Tai vienintelė jo privilegija, kurios jis nori. Jis nori būti su žmonėmis. Prisiminkime, kas mums trukdo būti su žmonėmis. Kodėl mes kartais bijome tos eilės nusidėjėlių, nes turbūt laikome save teisiais.